Tikrai geras kolega, aš juo didžiuojas, tikrai super, laimėjęs daug apdovanojimų, aš nežinau, net tiek žodžių turiu išgirti. Bang, bang. Bang, bang, school. Edgaro šeimoje iš tiesų yra labai šaunus vyras, jis labai daug skiria dėmesio vaikams, labai juos myli, labai jais rūpinasi. Edgaras šiaip iš pirmo žvilgsnio atrodo atšiaurus ir atsparus, bet širdyje yra labai jautrus ir labai gražios sielos vyras. Man iš tiesų daug teko su juo dirbti. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad jis yra genijus. Keistuoliai tie genijai, bet kai jau prieiname prie filmų kūrimo, režisavimo, prodiusavimo, visų kitų dalykų, kuriuo aš nesuprantu, nes aš tiesiog savimylą esu aktorius. Jis tame tikrai geriausias, kiek jis dirbęs su žmonių. Pagrindė aš kiek Mano veikė. vaidindavau pagrindinius vaidmenis pasiekimuose. Ne, pagrindinis. Pagrindinius. Tai patirtis tikrai gera, man patiko su juo dirbti. Tikrai geras režisierius yra, filmai jo yra super. Taip kad Kvadratas galbūt. Tiesiog kaip reikėjo mano kolekcijos pristatymui sukurti sceninį vaizdą, sukūrė tokį neišdildomą man įspūdį. Tiesiog aš negalėjau pamiršti tų 2 ar 3 kolekcijų, nes tos kolekcijos buvo įvertintos aukščiausiais balais ir manau ne vien dėl mano tų drabužių, skudurų, o vien daug prisidėjo ir Vykinto tas darbas, kurį jis atliko. Į jo darbai nuostabus, tai ir žmogus turi būti nuostabus, kažkuo įdomus, taip pat kažkuo keistas. Nes ir jo ta scenografija nėra ta eilinė, kur paprastam žmogui suvokiama. Nepirkite man reikia jūsų veidų. Man idėjos atrodo labai šiuolaikiškos, labai perspektyvios. Aišku, ne visada pavyksta parduoti, bet tikrai geras idėjas, manau. Šiek tiek tiesmukiškos. Aš manau, kad jie sutarė puikiai ir jie yra šauni komanda. Jo filmai turi tam tikrą kibirkštėlę, kurios neįmanoma pamatyti žiūrint pirmą kartą filmą, bet kai žiūri antrą ar trečią, tu taip įsijauti ir pamatai gilesnę esmę, kuri yra ne pačiame paviršiuje.